Nuo kitos savaitės norinčių persikelti keltų iš Klaipėdos į Smiltynę keleivių laukia nemažai naujovių. Pėsčiuosius ir dviratininkus keltai kels iš naujos vietos. Tačiau naujoji keltų švartavimo vieta kelia ir rūpesčių, nes automobilių stovėjimo vietų nėra numatyta. Iš Klaipėdos į Smiltynę keltų kelionė prasidės nebe kruizinių laivų terminale, bet kitapus upės Šiaurės rage. Tikimasi, kad taip žmonėms bus kur kas patogiau, juolab, kad čia pat nusipirkus bilietą bus galima nuplaukti tiesiai į jūrų muziejų. Anksčiau tokios galimybės nebuvo. Iš Šiaurės rago, turėdami galimybę vienu metu dirbti su dviem keltais, organizuosime naują reisą. Bus du maršrutai, vienas įprastas iš Klaipėdos į Smiltynę, o antrasis iš Klaipėdos į Šiaurės rago tiesiai į jūrų muziejų. Ir šiai dienai planuojam 4 reisus per dieną į jūrų muziejų, kurie bus priderinti prie jūrų liūtų pasirodymų. Tačiau nauja keltų švartavimo vieta kelia ir rūpesčių. Patekti į Šiaurės ragą pėsčiomis lengva, bet privažiuoti automobiliu neįmanoma. Mašinų stovėjimo aikšteliai nėra vietos. Stovėti čia galės tik keli taksi automobiliai. Mes planuojam vis tiek keleivių patogumui atrasti 4-5 automobilių stovėjimo vietos taksi vairuotojams, kad keleiviam patogumui. Tačiau didesnio automobilių vietų mes nematom. Iškelti keltus į kitą vietą buvo planuojama jau seniai. Greta esanti buvusi pramoninė teritorija turėjo būti sutvarkyta ir pritaikyta mašinų stovėjimui. Bet užklupus sunkmečiui tokie planai sustojo.